Nafas turi keletą plokščių, tai yra Braun plokštė ir Brio plokštė, kurios skirtos yra sausų grindų sistemoms. Tai principas ganėtinai paprastas, žmogus turėjo senas grindis, medinės, jas išlūpo. Yra, sakysim, užpildas, tas pats keramzitas būna nuo 2-4 mm frakcijos, arba superlito granulėm tokios medžiagos kaip traukiant šutungas. Jų pagalba mes išsilyginam pagrindą, suklojam pirmą sluoksnį, tepam klijus, kurie suklijuoja plokštės tarpusavėje, dedam antras sluoksnis, tuos tarpusavėje sukabinam kabėm ir turim praktiškai per vieną dieną normalias sausas grindis, kitą dieną jas galim eksploatuoti. Aišku, vėlgi, jeigu mes grįšim prie to pačio pagrindo, kodėl jos yra naudojamos, nes realiai, jeigu perdanga neša, tai kas maišytų, sakysim, imti tą patį betoną. Tame bėdos nebūtų, bet jeigu mes turim perdangą medinę, arba močiutė gyvena 6 aukšte, 5 aukšte, ir niekas nenori užnešti ir bandyti betonuoti jai tų grindų, tai čia būtų vienintelis toksai patogus sprendimas. Tuo labiau vėlgi, visi šlapi procesai užima daug laiko. Tas pats betonavimas turi praeiti geras mėnuo, kad būtų galima toliau atlikinėti darbą. Su sausom grindim mes praktiškai galim gyvendami bute, padarom vieną kambarį, kitą dieną, jau kaip sakoma, baldus nešam jau ant padarytų grindų, įrenginėjam kitą kambarį, tokiu būdu mes galim išvengti daug laiko sutaupyti. Ir dar yra tokie dalykai kaip aukštis, galima ganėtinai įsirengti žemiau negu betonuojant, nes grindys yra pačios elastingos, jos dėl savo storio jos nesutrūkinės. Kitas dalykas dėl smūginio garso. Naudojant tokias kaip medžio plaušo vatas, mes galime išvengti esamo to vadinamo bildesio, kada mes girdim, kaip kaimynas per lubas laksto. Ir ganėtinai greitai įsirengti.